Labą dieną. Džiaugiuosi galėdama šiandien pasidalinti savo patirtim. Tai mano vardas Ieva, atstovauju asociaciją Socialinis hubas ir šiandien kalbėsiu apie praktinius patarimus ir mūsų asmeninę patirtį gyvendinant mažos apimties partnerysčių projektus. Tai mano tikslas šiandien pasidalinti įžvalgomis, kurios labai tikiuosi jums bus naudingos tiek ruošiant, tiek vykdant savo projektus. Tai vykdant projektus mes daug ko išmokom, tiek iš sėkmingų sprendimų, tiek iš iškilusių iššūkių. Tai šiandien kalbėsime apie tai, kas veikia, į ką svarbu atkreipti dėmesį ir kaip išvengti tų dažniausių klaidų. Tai pradėkim nuo pirmo labai labai svarbaus aspekto, tai partnerystės kūrimo ir patikimų partnerių pasirinkimą. Tai labai labai svarbu rinktis partnerius, su kuriais jau turėjot sėkmingą bendradarbiavimo patirtį arba kuriuos rekomenduoja kiti partneriai, kuriais jūs pasitikit. Ir kodėl tai svarbu? Tai partneriai, su kuriais jau dirbot anksčiau arba kuriuos rekomenduoja patikimi šaltiniai, paprastai yra atsakingi, vykdo savo įsipareigojimus laiku, komunikuoja aiškiai ir laiku, todėl nesusiduriama su labai daug kažkokių nesusipratimų. Ir tokie partneriai nuo pat projekto pradžios aktyviai dalyvauja tiek planavimo, tiek įgyvendinimo procesuose. Europoje yra ir tokių organizacijų, apie kurias norėčiau irgi truputėlį papasakoti. Tai dėja pasitaiko tokių partnerių, kurie projektus vykdo tik dėl veiklos ir tikrai ne dėl kokybiškų rezultatų. Ir dėja mes su tokiais esam susidūrę. Tai problemos, kurios mums iškilo dirbant su tokiais partneriais, tai buvo didelė darbuotojų kaita. Tai reiškia, kad vieną dieną jūs kontaktuojat su vienu žmogum, o kitą dieną jis jau pakeistas kitu, kuris net nežino nieko apie projektą, kurį reikia vėl įlieti į tą projektą, supažindinti. Tai reikalauja tiek daug laiko, tiek daug pastangų. Dažnai būna, kad išeina tas žmogus, su kuriuo kontaktavot ir jūs galvojat, kad darbai vyko, o iš tikrųjų niekas neįvyko, darbai neperduoti ir atrodo truktų žvadžių vėl iš pradžių, viską turim pradėti iš naujo. Su tokiais partneriais labai dažnai būna skurdi komunikacija. Tai partneriai neatsako į laiškus, į įvairius klausimus arba jų atsakymai dažnai būna pavėluoti, kai jau jie mums nebereikalingi. Tai darbų atlikimas paskutinę minutę irgi labai didelė problema. Tai kelia didelį stresą visiems projekto dalyviams ir tikrai kenkia rezultatų kokybei. Turėjau viename projekte tokį partnerį, kuris planavimo etape visiškai nesirūpino komunikacija. Ir turėkime omeny, tai mes kartu planavom projektą, tai jis neatsakė į klausimus, labai neaiškiai iškomunikavo savo stiprybės, ar tai, ką jie gali įnešti į projektą. Galiausiai jie net nepatikė pasirašytos accession formos, tada dar buvo mandate forma, tai net nepatikė tos formos iki pat paskutinės paraiškos pateikimo minutės. Tai čia jau buvo pirmieji signalai, kad toks partneris gali būti problematiškas ateityje. Ir jeigu jau pačioj pradžioj partneris sunku sugaudyti, tai aišku, automatiškai kyla klausimas, kas bus pradėjus projektą, kaip mes dirbsim toliau. Tai labai labai noriu pabrėžti, kad glaudus partnerių įsitraukimas yra labai labai svarbus sėkmingam projektui. Tai jeigu partneriai neparodo iniciatyvos jau projekto planavimo etape, tikrai labai mažai tikėtina, kad jie aktyviai dalyvaus ir vėlesniuose etapuose. Tai labai svarbu grįsti partnerystę bendru darbu nuo pat pradžios, idėjų dalinimusi, mokymusi vieniems iš kitų. Tai grįšiu vėl prie to, kad geriausia rinktis partnerius, kurie yra patikrinti arba kurie turi gerą reputaciją. Net kai į projektą įtraukiam naujus partnerius, labai svarbu pasistengti gerai išsiaiškinti jų darbo stilių, stiprybės, kaip jie planuoja prisidėti prie bendrų tikslų. Aš labai dažnai projektų
kūrimo etape daug kartų susitinku su tais partneriais nuotoliu, mes bendraujam, stengiuosi kuo daugiau išsiaiškinti, ar tikrai noriu su tai žmonėm dirbti, ar tai man bus naudinga. E, Pradėkit taip pat nuo stipraus ryšio kūrimo. Tai visų projektų sėkmė tikrai labai priklauso nuo to, kaip gerai pavyks užmėgsti ryšį su partneriais jau nuo pačių pirmųjų etapų. Tai santykiai neturėtų apsiriboti tik oficialia komunikacija. Svarbu sukurti ir asmeninį kontaktą, kuris padeda stiprinti pasitikėjimą. Nežinau, čia galbūt tik man labai svarbus dalykas, bet man tas asmeninis kontaktas, nu, labai svarbus. Tai kai visi partneriai jaučiasi kaip komandos dalis, darbas tikrai vyksta daug sklandžiau. Juk ir savo darbe darbai tikrai gerai sekasi su tais kolegomis, kuriuos jūs gerai pažįstat ir su kuriais gerai sutarėt. Tai kodėl tai turėtų būti kitaip su tarptautiniais partneriais, juk ten irgi vyksta bendras darbas. Tai va, tai kaip užtikrinti tą glaudų bendradarbiavimą? Tai man labai svarbi reguliari komunikacija. Tai labai svarbu bendrauti su jais nuosekliai, ne tik oficialiais susitikimais, bet ir galbūt kažkokiais neformaliais pokalbiais, kai susitinkam tarptautinių susitikimų metu. Aš savo projektuose organizuoju trumpus susitikimus kas mėnesį. Kartais galbūt nesigauna kiekvieną mėnesį, galbūt kai kuriuose projektuose ir kas antrą mėnesį susitinkam. Bet labai labai svarbu turėti tuos reguliarius trumpus susitikimus, nes mes aptariam projekto eigą, palaikom pulsą ir kas kart išnaudojame tuos trumpus susitikimus susipažinti truputėlį artimiau. Labai svarbu kurti pasitikėjimą vieni kitais. Tai būkit atviri ir sąžiningi. Jeigu jums kyla kažkokių problemų, aptarkit jas kuo anksčiau. Ir labai svarbus, aišku, komandinio darbo stiprinimas, kaip ir visur, ne? Tai išnaudokit tuos tarptautinius susitikimus. Nueikit į bendrą vakarienę, pasivaikščiokit po miestą ar kartu aplankykit kažkokias kultūrinės vietas, susipažinkit su tų šalių kultūrą. Tai jums leis geriau suprasti, kaip dirba partneriai, kokie jie. Tai va tokios veiklos tikrai sukuria stipresnį ryšį, nei vien tik tie oficialūs darbiniai susitikimai. Tai va, tai stiprus tas pradinis ryšys yra tikrai labai svarbus sėkmingam projekto įgyvendinimui. Jei nuo pat pradžių sukursite tvirtą pasitikėjimo pagrindą ir įtrauksit ne tik darbinės, bet ir kažkokias tai neformales veiklas, tai tikrai užtikrins sklandų bendradarbiavimą per visą projekto eigą. Galima sakyti, kad projektas yra kaip komandinis darbas, ne? Kad visi dirbam tam, kad mūsų klientai ar besimokantieji, ar šiuo atveju mūsų dabartinio projekto metu priklausomi asmenys, kad jie visi gautų pačią geriausią įmanomą pagalbą. Tai kuo daugiau žinių ir resursų atsineša kiekvienas partneris, tuo geriau sekasi visai komandai. Tai labai svarbu, kad projektas atitiktų jūsų organizacijos veiklą ir poreikius. Ir kai projekto temos ir tikslai tiesiogiai yra susijęs su tuo, ką organizacija jau daro, visi dalyviai bus labiau motyvuoti prisidėti ir įsitraukti, kad tai nebus, čia dar vienas projektas ar kažkas tokio. Tai va, tai toks projektas, jisai tampa natūralia organizacijos veiklos dalim, o tai užtikrina tikrai stipresnius rezultatus ir tą ilgalaikį poveikį, kas mums yra reikalinga, dėl ko mes ir vykdom tos projektus. Tai užtikrins, kad projekto rezultatai tiesiog nenusės kažkur apatiniam stalčiui, kad įvykdžiau ir viskas, pamirškim. Tai prieš rašydami bet kokį projektą būtinai pasitikrinkit, ar jis dera su jūsų organizacijos strategija, su ilgalaikiais tikslais ir verta aptarti projekto tikslus su savo partneriais. Neverta, mes visada juos ir aptariam iš tikrųjų. Įsitikinkit, kad jie taip pat mato tą tiesioginę naudą savo veiklai.
Tai tarptautinių projektų dėka mūsų organizacija nuolat tobulėja. Pavyzdžiui, dabartiniam projekte mūsų tikslinė grupė yra priklausomi asmenys. Tai mums labai aktualis rytis, nes mes su jie dirbam tikrai intensyviai. Tuo tarpu mūsų partneriai su šia tikslinė grupė dirba mažiau, bet jie nori plėsti savo veiklą su pažeidžiamam grupėm. Tuo pačiu mūsų partneriai turi patirties ir žinių, kurios labai reikalingos šiame projekte ir labai reikalingos mums. Tai tokiu būdu mes visi laimim, mes visi vieni iš kitų kažką išmokstam. Tai va, tai dabartinis mūsų projektas leidžia visiems dalyviams mokytis vieniem iš kitų. Ir partneriai ne tik dalyjasi savo stiprybėm, bet jie taip pat įgyja ir naujų įgūdžių, kurių jiems trūksta. Tai va. Dar vienas labai svarbus aspektas yra bendri tikslai tarp organizacijų. Tai kiekvienas partneris į projektą įneša savo stipriasis pusės. Tai mūsų dabartinėme projekte vieni partneriai yra labai labai stiprus švietimo srity, kiti teikia psichologinę pagalbą šeimoms. Tai projekto rezultatai, va šito projekto rezultatai padės ne tik partneriam tobulėti, bet ir jų tiksliniam grupėm. Tai va, tai dviguba nauda, nes tobulėja ne tik organizacijos, bet tobulėja ir jų klientai. Tai va, tai kai projektas yra tiesiogiai susijęs su organizacijos veikla, jis tampa ne tik prasmingesnis, bet ir naudingesnis visiems dalyviams. Todėl labai labai svarbu, kad temos ir tikslai būtų labai kruopščiai parinkti ir dėrėtų su kiekvieno partnerio strategija. Be to verta visada įsivertinti, kaip projekto nauda pasieks ne tik organizacijas, bet ir jų tikslinės grupės. Tai dar pasirašiau, kad visi partneriai turi būti on the same page. Tai projektas juk jis yra kaip orkestro pasirodymas. Jeigu visi muzikantai groja pagal skirtingas natas, mes girdėsim triukšmą, o ne muziką. Bet jeigu visi turi vienodą partitūrą, tai pasirodymas taps sėkmingas, jis taps malonus. Jeigu kyla kažkokių nesusipratimų ar partneriai turi skirtingus lūkesčius, tai tikrai gali trukdyti sklandžiai projekto eigai, o tai, žinoma, paveiks ir bendrą rezultatų kokybę. Labai svarbu, kad visi projekto partneriai turėtų tą bendrą viziją ir sutartų dėl tikslų. Tai kai jie visi supranta tuos tikslus vienodai, projektas tikrai judės į priekį daug sklandžiau ir tikrai išvengsit nesusipratimų. Tai kaip ir kalbėjom anksčiau, kad tą pasiektume, labai labai svarbu organizuoti reguliarius susitikimus. Tai leis aptarti progresą, spręsti problemas ir užtikrinti, kad visi žinotų, kas vyksta. Pavyzdžiui, kaip aš ir sakiau, aš stengiuosi kas mėnesį organizuoti virtualius susitikimus. Bendraukite elektroniniu paštu su labai aiškiai sudėliota darbotvarkė. Labai svarbu nustatyti aiškias bendravimo taisyklės. Susitarkite dėl tų pagrindinių dalykų, kaip ir kada bendrausite, kokie terminai yra svarbiausi, kaip bus sprendžiami iškilę klausimai, per kiek laiko reikia atsakyti į laišką, kad tiesiog, nereikėtų gaudyti tų atsakymų ir tiesiog būti kaip išprotėjusiems. Tai va, tai tikrai sumažina painiavą ir užtikrina, kad visi partneriai žinotų savo atsakomybės. Labai svarbu aiškiai paskirstyti ir užduotis. Tai kiekvienas partneris turi labai labai aiškiai suprasti savo atsakomybę ir žinoti, kaip jo darbas prisideda prie bendrų projekto rezultatų. Naudokite kažkokį bendrą galbūt projektų valdymo įrankį. Mes galbūt gan paprastai naudojamės, bet mes naudojame susitikimų protokolais, kuriuose turime lentelę ir kuriuose nusprendžiam dėl tolesnių darbų, pasiskirstome darbai, žinome, kas už ką atsakinga ir visi bendrai nusprendžiame terminus. Tai va, galbūt gan paprastas įrankis, bet tikrai labai mums padeda būti
tam pačiam puslapyje. Tai vad bendra vizija ir aišku susitarimai yra pagrindas, kuris leidžia išvengti nesusipratimų ir leidžia užtikrinti, kad projektas yra gyvendinamas efektyviai ir tikrai kokybiškai. Um, Tai Excel man yra tarsi kažkokia magiška lasdelė. Su jie viskas tampa aiškiau. Ir jeigu kažko nespėjot arba kažkas pasimetė, pasitikrinkit lentelę ir ten rasit viską. Tai va, tai Excel tokia universali priemonė, leidžianti labai aiškiai planuoti projektą ir paskirstyti darbus. Nes jinai mums padeda valdyti biudžetą, sekti projektų terminus, aiškiai apibriežti užduotis ir atsakomybės tarp partnerių. Tai va, tai man tai yra labai labai svarbu tarptautinėse projektuose, nes gali kilti įvairių kultūrinių, kalbinių ar laiko kažkokių skirtumų. Mes esam susidūrę su projektais, kuriuose buvo labai neaiškus darbų paskirstimas ar darbo dienų net skaičius. Ir tai tikrai kelia labai daug klausimų ir tikrai apsunkina darbą. Tai dar kitas dalykas, pavyzdžiui, kai projektas būna parašytas ne anglų kalba arba kai koordinatorius suteikia labai daug laisvės ir neapibrėžia darbų konkrečiai, tikrai kyla labai daug neaiškumų. Tai kuo aiškiau viskas sudėliota iš anksto, tuo lengviau partneriams dirbti. Tai sumažina šansus, kad kažkas bus praleista ar kažkas bus pamiršta. Tai mano partneriai iš Vokietijos rašė man laišką ir sako, Ieva, ar mes galim pavogti tavo Excel lentelės, nes wow, kaip tu čia gerai viską aiškiai susidėliojai, dabar man viskas aišku, sakau, naudokit, prašom. Tai va. Visai neseniai vieną projektą teikėm Kipre, kur aš nežinau, kaip darbas vyksta kitose agentūrose, bet ten agentūra nereikalavo Gantt chartą, tos darbo, planavimo lentelės. Tai mums pripratusiam planuoti iš anksto ir naudoti, nežinau, tas lentelės, Excel ar kažkokius kitokius įrankius, tai pasirodė tikrai labai netikėta. Ir vertinant projektą, agentūros komentaras buvo toks, kad wow, jūs net pateikėt Gantt chartą, tai parodo, kad labai gerai planavot projektą. Man tai buvo toks, oho, tai buvo tikrai didelė staigmena, nes tokio lygio planavimas mums atrodo savaime suprantamas dalykas, mes visada jį darom, plus Gantt charto lentelės mūsų agentūra yra privalomas. Tai jo, tai čia buvo taip, tokia staigmena. Tai va, tai nežinau, aš galiu sakyti, kad Excelio lentelės, Gantt chartas mūsų organizacijoje yra kaip papildomi komandos nariai. Jie visada pasiruošia padėti ir niekada nesiskundžia. Tai mano siūlymas yra toks, kad naudokitės tom lentelėm ar, nežinau, kažkokiam galbūt kitom planavimo priemonėm, kurios jums atrodo patogiausias, kad iš anksto susidėliotumėt visas detalės. Aiškus planas ne tik padės dirbti sklandžiau, bet ir paliks įspūdį jūsų partneriam ir šiaip padės viską daryti. Kitas dalykas, tos visos lentelės, jos taip padeda, kai reikia rašyti ataskaitas, nes kartais atrodo, kad pasimiršta dalykai, atsiverčiu savo, nežinau, savo susitikimų protokolus, atsiverčiu savo Excel lentelės, matau, kada ką išnaudojau. Tiesiog viskas labai labai paprasta ir tikrai einasi sklandžiai ir žinau, kad pridarysiu mažiau klaidų arba visai jų nepridarysiu. Taip. Susitikimai, bet kokie, ar tai būtų gyvi susitikimai, ar tai būtų susitikimai per Zoom, tai jie yra kaip kavos pertraukėlė projekte. Kartais nebūtina turėti kažkokią labai rimtą diskusiją, bet tiesiog pasidalinti mintim ar išklausyti kitų gali tikrai duoti labai puikių rezultatų. Tai aiški komunikacija, reguliarūs susitikimai, jie būtini, norint užtikrinti, kad projektas judėtų į priekį ir pagal planą. Tai jie padeda aptikti galimas kažkokias problemas dar ankstyvam etape. Ir tada mes galime jas labai greit išspręsti. Jie užtikrina, kad visi dalyviai būtų nuolat informuoti apie projekto eigą. Tai va, tai kaip ir kalbėjom, mes paprastai organizuojam susitikimus kartą per mėnesį
priklausomai nuo projekto intensyvumo. Mes dažniausiai naudojame Zoom programėlę, bet juk yra dabar daug tų programėlių ir Google Meet, ir Teams. Tai tokie susitikimai leidžia tikrai palaikyti tą pulsą projekte, išlaikyti nuolatinį bendravimą ir geriau koordinuoti darbus, kad nebūna jokių ten, kad buvo tyla iš mano pusės, tarkim, koordinuojant projektą ir po to atėjo laikas jau turėti kažkokius rezultatus ir aš paskutinę minutę susisiekiu ir sakau, kitą savaitę man ten kažką atsiųskit. Ne, mes tiesiog žinom, kada ką turim padaryti, nes mes tiesiog mūsų tie projektai yra mūsų kasdieninis darbas, tai mes juos tiesiog įvedame į mūsų, tokią, kaip čia, bendrą darbo eigą. Kitas dalykas, kas labai gerai padeda mums diskutuoti, tai diskutuoti ir bendrauti, tai yra WhatsApp programėlė. Tai skubiem klausimams spręsti tikrai ją naudojam, nes tai labai greita, labai efektyvu ir leidžia išvengti to ilgo laukimo dėl atsakymų, kaip tikrai dažnai gali atsitikti elektroniniu paštu. Tai kitas dalykas - gyvi susitikimai. Tai jie, ypač tarptautiniuose projektuose, labai labai svarbus dalykas. Jie suteikia galimybę geriau pažinti partnerius, suprasti jų organizacijos veiklą, susipažinti matyti tuos realius iššūkius, susipažinti su jų pasiekimais. Tie gyvi susitikimai labai gera proga pažinti ir kitas kultūras, ką ir sakiau anksčiau, ne? O tai tikrai labai reikšminga toj mūsų globalioj visuomeniai. Tai va, tai tie tiesioginiai susitikimai, jie ne tik padeda geriau koordinuoti darbus, bet ir sukuria artimesnius ryšius tarp partnerių. Tai tokie susitikimai mums leidžia visiems jaustis labiau įsitraukusiais į projektą ir suteikia pagrindą sėkmingam tolesniam bendradarbiavimui. Tai skaidri dokumentacija irgi, jinai kaip šviesoforas. Jeigu viskas aišku ir gerai organizuota, visi važiuoja be stabdymų ir be jokių avarijų. Ne? Tai projekto sėkmiai būtina, kad visi sprendimai, biudžetai, veiklų planai, kad visi jie būtų labai kruopščiai dokumentuoti ir lengvai prieinami visiems projekto partneriams. Tas skaidrumas, jis padeda mums išvengti nesusipratimų, užtikrina, kad visi dalyviai turėtų prieigą prie svarbiausios informacijos. Ta praktika, kuri mums veikia, tai mes naudojam Google Drive, kur visi partneriai gali pasiekti tą aktualią informaciją. Tai va tokiu būdu kiekvienas dalyvis žino, kur rasti dokumentus, pačius svarbiausius, žino, kur rasti biudžetą, veiklų grafiką, sutartį, susitikimų protokolus. Kitas labai svarbus dalykas yra aiškiai apibrėžtos atsakomybės. Tai kiekvienas projekto partneris turi žinoti, už ką jis yra atsakingas ir kokius veiksmus turi atlikti projekte. Pavyzdžiui, biudžeto valdymas, užduočių paskirstimas. Tai komunikacija turi būti labai aiški ir šitie dalykai turi būti labai labai aiškiai apibriežti nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios. Kitas dalykas - dokumentacija realiu laiku. Tai po kiekvieno susitikimo dalinamės protokolais arba tokia trumpa santrauka, kad visi būtų on the same page. Tai kaip ir sakiau, mes turim protokoluose aiškę lentelę su terminais, su užduotim ir tai leidžia iš karto išspręsti kilusius klausimus ir užtikrinti, kad visi suprastų tolimesnius žingsnius. Tai skaidrumas ir gerai organizuota dokumentacija yra toks kertinis akmuo projekto sėkmei užtikrinti. Tai leidžia kiekvienam dalyviui sekti projekto eigą, žinoti savo atsakomybės ir užtikrinti, kad visi dirbtų vieningą kryptim, kas tikrai yra labai svarbu, nes mes visi juk dirbam
siekiam vieno bendro rezultato. Im, Tai ir lankstumas projekte, tai kaip elastinė gumutė, ne? Jeigu ją per daug įtempsit, jinai gali nutrūkti, bet jeigu jūs mokat ją naudoti tinkamai, viskas tikrai judės sklandžiai. Tai nors planavimas yra būtinas, labai dažnai būna, kad projektai ne visada vyksta tiksliai pagal planą. Tai labai labai svarbu išlikti lankščiam ir gebėti pristaikyti prie besikeičiančių kažkokių aplinkybių. Kartais atsiranda kažkokių nenumatytų problemų ar kažkokių situacijų, dėl kurių reikia perplanuoti veiklas arba greitai priimti sprendimus. Tai jeigu, aišku, susidurėt su neiškumais, tai geriausias jūsų patarėjas visada bus jūsų projekto koordinatorius nacionaliniai agentūrai. Tai jie gali padėti rasti tinkamą sprendimą, patarti dėl, nežinau, galbūt finansavimo, veiklų pakeitimų ar kažkokių kitokių administracinių klausimų. Tai agentūros palaikymas, nu, toks neįkainojamas dalykas yra, ne, kai kyla sudėtingos situacijos. Gebėjimas greitai reaguoti į pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus yra labai svarbus sėkmingam projekto įgyvendinimui. Tai nežinau, ką čia dar pridurt, bet vėl turbūt grįšiu prie tos komunikacijos, kad kuo daugiau bendraujam, kuo daugiau sprendžiam problemų atvirai, tuo mažiau jų kyla iš tikrųjų, nes visiems viskas aišku. Ir kuo anksčiau pamatom problemą, tuo mažesnė jinai bus. Nežinau, ką čia dar ir pridurti. Tai ačiū Jums uždėmesi. Tikrai džiaugiuosi, kad galėjau pasidalinti savo patirtim. Tikiuosi, kad mano patarimai bus naudingi Jūsų projektuose. Ir ką, ir linkiu sėkmės darbuose, kūrybiškų sprendimų ir sklandžių projektų įgyvendinimo. Linkiu tikrai, kad Jūsų partnerystės būtų stiprios, o rezultatai įkvepiantis. Tai iki.